Vasario 15 dieną Krasnavo mokykloje iškilmingai paminėta Lietuvos atkūrimo diena. Minėjime dalyvavo mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei pakviesti svečiai. Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Vydra, Punsko valsčius viršaitis Vytautas Liškauskas, Punsko aušros leidyklos direktorius Romas Vitkauskas, kunigas Bernardas Augaitis bei kiti. Iškilmių pradžioje buvo sugiedoti Lenkijos ir Lietuvos himnai. Minėjimą pradėjo ir atvykusius svečius pasveikino Krasnavo mokyklos direktorius Kazimieras Rekus. Šventėje kalbėjo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Jis priminė, kad vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės dienos švęsti į Vilnių atvyksta Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis, kuris susitiks su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. Diktatūros etapą pragyventi. Tačiau nuo 20-ųjų metų mes esame vėl laisvi, nepriklausomi ir savarankiškai kūrėme savo demokratinę valstybę. Šiandieną Lietuva yra labai sparčiai besivystanti valstybė, yra NATO narė ir ES narė. Šiandieną mes kūrėme ateitį bendroje ekonominėje ES erdvėje. Ir mums reikia ir būtina bendradarbiauti. Sveikinimo žodžius tarė Punsko valsčius viršaitis Vytautas Liškauskas bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Vydra. Palinkėti laisvės, nes laisvai tenka viskas. Telpa ir laisvė gyventi, ir laisvė mylėti, laisvė mąstyti, laisvė dirbti, laisvė svajoti ir laisvė gyventi laisvoj, nepriklausomoj šalyje. Tad linkiu jums visko šito. Visus sveikinu su švente, labai svarbia Lietuvos valstybės švente. Linkiu visiems čia susirinkusiems stiprybės, ištvermės, puoselėjant lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą bei tradicijas. Ir linkiu visiems teisingų, protingų pasirinkimų, einant lietuvio, labai įdomių lietuvio keliu. Minėjimą vainikavo Krasnavo mokyklos mokinių meninė programa. Lietuvai paskelbė Lietuvą nepriklausomą valstybę, kuri turi savo teritoriją, kalbą, pinigus, vėliavą, herbą ir himną. Dabar niekas netrukdo mums kalbėti ir rašyti, skaityti ir dainuoti lietuviškai. Minėdami mūsų valstybės šventę, visam pasauliu parodėme, kad esame stipri, drąsi tauta.
Šalis, kur miega kapuos didvyrai, graži tu savo dangaus mėlynė, brangi tiek vargo kančių pėdyrai. you.